Sveiki visi, čia mano kolega Piščiuckas ir Ignas Modzeliauskas. Antradienis, saulėtas rytas, 16 laipsnių šilumos. Šiandien žiniose. Kriminalai. Aleksotė, netoli kebabinės, pastebėtas iš kalėjimo pabėgėlis Žibutė. Hello, I'm Tvi, and this is my crib. Vynas, aukščiausios klasės, ąžuolas, grynas ąžuolas. No. Yeah. Ką mano valdose darai? Hey, you motherfucker, get down, get down, get down. Kaip mano namas? Čia tik... Traukna kamera iš vaizdo. Žibutė esąs pabėgęs iš Pravieniškių kalėjimo 69 metų senis. Gavęs savo pravardę, nes žiauriai nužudydavo savo aukas su žibutėmis. Ir reportažą pristato pats Piščiuckas. Iš mano valdų, sakau paskutinį kartą. Nereikia naudot jėgos. Rasistas tu. Sveiki visi. Čia yra Marijos televizija. Pas mūsų laidą šiandien atvyko garsusis, pats garsiausias Aleksoto klebonas, pranciškonas ir kitaip vadinamas Pijus Aleksandras Putinas, taip brūkšnelį Piščiuckas. Taigi mes susirinkome pakalbėti apie jūsų gyvenimą, apie jūsų gyvenimo bažnyčioje. Šiandien gyvai iš įvykio vietos imam interviu iš pabėgusio lunatiko Žibutės. Pone, interviu, pone. Sveiki, apgailestaudamas pranešu, jog šiuo reportažo metu žuvo vienas iš garsiausių reporterių, Piščiuckas. Ir šie skanūs mamos padaryti pyragiukai yra laidotuvių vienas iš tų džiaugsmų. Tai buvo Ignas Modzeliauskas. Nepabėgsi tu Iš kur lietuvių išmokai? Ramiai, čia tikras ąžuolas. Tu pulini mano grindis. Tausygas, tai išmėsiu. Dar žodį pasakysiu. O ten pebelė, ten mano pebelė, ten mano pebelė. Aš jūs šiandien norėjau pašventinti, nes jūs kiek žinau esat nešventintas taip. Varnas Dievo, sveitinu, grįžus palaukit, dar vienas. Jūs dabar išpažįstat Muhamed Ali, didįjį boksininką, kiek žinau, sportininkas, taip? Taip. Parūkom žolytės, žinot, Dievo maisto. Taip. Žinai, saukoja pinigus jau, kur mes tos pinigus padedam. Gramai. Iškirpsit šitą, gerai? Labai buvo smagu, kad jūs pas mus pasisvečiavot. Man ne, bet iš mandagumo aš ir taip sakysiu. Ramiai. Žolytės? Okei.